Labas rytas. Na kągi, aš atsikėliau ir galvoju, reikia padaryti video, kaip aš ryte susirašiu, kadangi gavau kaip ir užklausimą, galima sakyti. Kaip aš ryte susirašiu, na, vienu žodžiu. Ką, šalia manęs guli medutė, todėl jeigu kartais jinai užknarkė, tai labai atsiprašau. Nu, aš jį nepasakysiu, o dabar net neknark, nes aš filmuoju. Jeigu miega, jinai paima užknarkė. Bet tai man kaip juokingai buvo, aš negaliu. Dabar tepuosi su Vičiu tiesiog akių kremuku. Vienu žodžiu, nebabaigiau sakyti, kaip man buvo juokinga, kai man gavau komentarą. O kas čia knarkia, o kas čia knarkia? Aš galvoju, tau žmonės galvoja, gal koks senis šalia guli ir knarkia, o aš čia filmuoju savo apie kosmetiką, o čia kažkas guli ir knarkia. Tau, o kiek man juoko buvo, neįsivaizduojat. Ir kad kai kuriuose videose aš jau pati pastebėjau, bet kituose video aš nepastebėjau, kad knarkia, bet taip jaučiasi, taip girdisi, kaip ta medo užknarkia, negaliu. Nu, miega sau. Oi, juokingai tikrai buvo. Na ką, pastepiau kremuku ir dabar tepsiu su... Ir veido, aš atsikėliau, ta prasme, išsivaliau dantis, nusivaliau veidą su Viči termalė, kaip čia vadinė, smiceliniu vandeniu. Ir pastepiau akis tik tais su Viči nuo raukšlių ir viskas, jokio veido, jokio kremo netepu, kadangi tepsiu Gosh BB kremuką ir jis yra, kaip sakant, čia yra ir primeris, ir spalva, ir moisturizeris, drėkiklis, drėkintuvas. Drėkintuvas. Tikriausiai aš vėl ne taip, ką nors sakau. Jis drėkina kaip kremas, vienu žodžiu, odą. Labai sunku iš tikrųjų man dėl tos lietuvių kalbos, bet taip atrodo, aš moku tą lietuvių kalbą, bet kol nefilmavau video, atrodo, čia viską moku, kaip filmuoju, užstringu, vos ne kiekviename video tą lietuvių kalbą užstringu. Patikėkit, kaip man nemalonu užstrigti. Naudoju tą kempinėlę ir aš pastebėjau, ir kuo labiau galvoju, kad tik neužstrigčiau su lietuvių kalba ir kaip tyčia dar daugiau užstringu. Na, taip jau yra, nes kuo daugiau galvoju, oi, ką čia pasakyti, kaip čia pasakyti, ir savo streso duodu, o ant stresinės situacijos dar daugiau užstringu. Taigi, užsidėsiu lankelį, kad man tiesiog netrukdytų, plaukai nekristų į akis. Ir ką, dabar naudosiu šešėlius naudosiu make-up, tiesiog paprasti labai, 3 spalvyčių ir man šitų 3 spalvyčių pilnai užteks, nes, ta prasme, kasdieninis makiažas ir man reikia greitai susiruošti, nes mama irgi ruošiasi, laukia, važiuosime mes į Limeriką apsipirkti. Ką aš čia ieškau, veidrodėlio ieškau, o nerandu. Pasimsiu, net nežinau, kur veidrodėlis, pasimsiu čia nuo to. Ir ką, visą akį padengsiu iš pradžių su šita spalva. Toliau imsiu tamsesnę spalvą, tiesiog čia va per viduriuką. Šiek tiek. Ir tepsiu ant akies, ta prasme, kampučio, o čia taip, va toj va vietoj. Tiesiog. Ir taip iki viršaus, kad tiesiog patamsinti. Na kągi, matote, pastepiau tos visus kampukus, kaip sakant, ir tą raukšlės liniją taip įėjau su tamsesniu. Dabar imu kitą šepetėlį, tiesiog ir baltą šviesiausią. Ir su šviesiausiu dažysiu paantakiu. Tiesiog paantakiu. Na ir paskui, žinoma, viską šiek tiek pablenderiuosim. Toliau, kai patepėm su ta šviesia spalva, dar kartą šiek tiek imu tamsios spalvos ir tiesiog čia, kur į tą raukšlės liniją yra, tiesiog į tą raukšlės liniją daugiau įtrinu, daugiau, kaip sakant, užglaistau, va taip. Na, dar kartą pažiūriu, ar tikrai yra vienodai.
Nes tikrai nesinorėtų, kad viena akis tokia, kita tokia. Na štai, eyelineris rankytėje ir brėžiu visą ploną liniją aplink visą akį. Čia brėžiu viršutinės blakstienos. Žinoma. Lėtai, neskubant. Na ką, bandau su to tušu tepti tą baltą ir nelabai nežinau. Palyginsiu, iš tikrųjų, atidarysiu naują. Va, turiu naują nusipirkusi dar su plėvele. Ir bandysiu tuoj atidaryti. Na štai, tušas atidarytas. Na, pažiūrim iš pradžių baltą. Prašau, koksai baltas, koks švarus. Ne tas mano, tas, nu, ta prasme, nuo juodo tušo jis taip pajuosta, papilkėja. Net malonu tepti su tokiu. Na. Vau, iš karto kitas įspūdis. Iš karto daugiau pakabina to baltumo. Prailgina blakstienas iš karto, nežinau, turbūt jūs nelabai matote, bet aš tai tikrai matau. O, iš karto. Taigi, tai mano tas mėlynas tušas jau tikrai yra, kai palyginu va dabar su nauju, tai tikrai reikia mažiau pastangų užtepti tą baltą, nes su šitu, aš nežinau, aš tepu ir nelabai kas gaunasi jau. O juodą naudosiu taip pat šitą, nes jau, jeigu čia dabar tepsiu mėlyną, nu šiek tiek skiriasi, man atrodo, šepetėlis šiek tiek kitokios formos, tokios, nors panašios, toks storas. Taigi, toliau dažau blakstienas. Aš kaip ir jau padažiau jau su sluoksniu baltu, su sluoksniu juodu, bet tas tušas ant tiek yra tuom ypatingas, kad galima dažyti ant viršaus vėl balto, vėl juodo, vėl balto, vėl juodo ant blakstienų galiukų. Ir blakstienas padaryti vos ne kaip dirbtinės, ta prasme, jos eina daugiau į ilgį, taip į viršų ir man jas pastorina blakstienas, padaro jas daug ilgesnės. Tai kas turite trumpas blakstienas, tikrai labai rekomenduoju šios L'Oreal tušus. Tik dabar va, palyginau šepetukus, ta prasme tos va. Čia mėlyno, čia raudono. Čia mėlyno, šitoje va pusėje čia mėlynas, čia raudonas. Ir matote turbūt, kad tikrai jie skiriasi. Šitas toks, nežinau, kaip storesnis, tie šepetėliai tokie. O čia matote, kaip tokie pereinami, tokie plonesni šepetėliai tušo. Tad raudonas šiuo atveju man atrodo geresnis šepetėlis ir tikrai taip akis daugiau taip praskiria. Nors juodas taip pat neblogai labai dažo, iš tikrųjų tikrai neblogai, taip gerai padažo, bet raudonas ima viršų vis dėlto tarp šių dviejų. Nežinau, ar aš čia sakau dėl to, kad jisai naujas ir kad man taip čia dažo. Bet tikrai nesulipina blakstienų, atskirtos, ilgos. Nereikia nei jokio ant blakstienų retiklio, ta prasme man. Tikrai esu labai patenkinta. Na štai noriu parodyti jums, kaip yra mano vienas antakis padažytas, kitas nepadažytas ir koks yra skirtumas. Matote, kaip šitoje pusėje veidas tokio kaip, nežinau, ne kaip formą įgyja, ar kaip kažką tokio panašaus, toks daug išraiškingesnis. O šitoje pusėje jau daug blankesnis, iš tikrųjų skirtumas gan didelis, mano manimu. O kaip aš antakius dažau, tiesiog vat, pagal savo antakių liniją imu vat šepetėlį su šešėlio antakiu ir tiesiog pagal plaukelių augimo kryptį. Šičia vat prie pat tai imu taip va šoniuku, tai va darau, kad gražiai išsisklaidytų. O paskui va taip ir ypač čia viršuje, kur yra, taip va paimu ir taip tiesiai va
nuvedu, ta prasme, kad gautųsi tiesi ryški linija, ta prasme, čia viršuje. Taigi, bandysim. Daugiau dažo reikia paimti. Taigi. Ir nuvesti liniją tiesiog tiesiai. Čia va taip va. Na ką, jau daug geriau. Staigiai va, nieko čia mandro, net šiaip turėjau tokį trikampiuką, o padarau dažniausiai. Ir ką, su pirštuku žiūriu, kad čia murzinas pirštas. Nuo tušo kažkokio. Vienu žodžiu, su pirštuku ištapšnoju biškį va, kad tiesiog nebūtų likę kažko nuo akių šešėlių prikritę ar kažką tokio. Nors šiaip, jeigu nuo akių šešėlių man prikrenta, tai aš su šepeteliu pavalau. Bet šiaip, kad būtų akytės šviežesnės, ta prasme, kad nebūtų akiai per daug pajuodę. Ir čia taip pat. Ištapšnoju šiek tiek. Taip, nedaug. Nenoriu ten per daug ant savęs prikrauti to makiažo. Nors ir taip jau nemažai prikroviau. Na ką, man atrodo, susilygino, visai gerai atrodo. Dabar imsiu kontūravimo šepetėlį ir L'Orealo Glam Bronzer. Bronzer. Nu, žodžiu. Štai toksai. Tiesiog va pamakaluoju, taip va, čia daugiau prie šviesios spalvos ir taip va darau. Pokšt. Po savo žandikaulių. Mat, iš karto taip patamsino labai gražiai. Per daug nutamsyti irgi nepatarčiau. Taip einat ir taip maždaug į viršų visada taip va darau. Čia aš ta prasme, nesuprasite neteisingai, aš tikrai nedarau čia kažkokios pamokėlės, nes nesu visažistė jokia. Darau tiesiog, esu savo mokslė. Tiesiog patamsinu šiek tiek šitas vietas ir šiek tiek prie plaukų augimo linijos. Jeigu tamsinate prie plaukų augimo linijos, nepamirškite, kai vakare valote makiažą, gerai taip įtrinti, nuvalyti, kad net plaukučiai sušlaptų. Nes jeigu iki čia nuvalysite, paskui ten ta pudra taip nueis ir bus nelabai kaip, nesveika. Šiek tiek daugiau ir čia va prie nosytės šonų. Tai va į antakį taip įeina. Na ir ką, gal šiek tiek daugiau, nors nenori per daug čia. Ir mano svarbiausia vieta, kur šiek tiek patamsinu, tai pagurkliuką. Taip. Nors, kas ir neturite pagurkliuko jokio, tikrai siūlyčiau vis tiek patamsinti, kadangi veidas gražų tokį tą visą kontūrą išlaiko savo. Nors per daug nenutamsinkite, kad nebūtų čia taip šviesu, čia jau šast ir jau tamsu. Jokingai. Nors jeigu darote, pavyzdžiui, nuotraukas ar kažkas tokio, galite šiek tiek ir tamsiau padaryti, nes ant nuotraukų taip nesimatys, kad čia jau taip tamsu, jeigu šiek tiek daugiau nutamsintysite, o kaip tik gražiai taip veidai rėmins. Bet jeigu einate į miestą, su draugais susitikti ir panašiai dienos šviesoje, tai labai rieš iš tikrųjų akį, jeigu per daug nutamsinsite. Na ką, per daug čia nenoriu daugiau nieko daryti, nes sutepsiu savo drabužius paskui. Na ką, tai tikriausiai ir viskas. Ai, dar šiek tiek blušo uždėsiu. O, neįdė ištraukti, va. Irgi iš L'Orealo, Le Blush. Le Blush. Čia yra šepetėlis, bet aš turbūt naudosiu tą patį. Tiesiog va šiek tiek ir
ant žanduko parausvinsim. Labai nedaug, nenoriu, kad būtų mano žandukai raudoni. Na ką. Turbūt bus gerai. Toliau ką dar noriu. Jeigu jūsų veidas blizga, patarčiau užtvirtinti su... Tiesiog čia yra, turiu tokią mineralinę pudrą, tiesiog su sausa pudra siūlyčiau užtvirtinti veidą. Mano šiaip veidas per daug neblizga, tai tik tais šiek tiek, čia po akim. Ką pamiršau. Šiaip dar tą konsilerį būna tepu ant šitos vietos, ant šitos, čia ant nosies, ant čia, bet šį kartą netepsiu. Kitą kartą. Nes visai neblogai ir taip, ir aš skubu iš tikrųjų. Tai neturiu laiko čia maklevotis daugiau. Žmogus, kur varko internetą, veda greitesnį, tai paliksim, nes sūnus yra atsikėlęs, tai sūnus prižiūrės namus. Lūpoms naudoju tiesiog Maybelline, tokį lūpų blizgį su spalva. Medutelį iš lovos va, kaip tik į lauką reiks išvest dar. Žmogus jau išeina, girdžiu. Tuo medutė eis į lauką ir mes važiuosime į Limeriką. Plaukus kažkaip dar susirišiu, nežinau. Šast. Na va, dabar tikriausiai bus gerai. Na, dabar ilgesnė jau uodegytė. Na va, taip ir paliksiu. Toks būna. Nėra taip blogai. Ką? Bus gerai. Šiaip. Nežinau, gal dar sagiuką kokį įsiseksiu, bet šiaip va. Taip ir būsiu šiandieną. Na ką, tiesiog noriu jums pasirodyti šviesoje, kaip čia tas makiažas gavosi. Tiesiog taip. Na, plaukučiai. Viskas apsirengiu paprastai, kad tiesiog būtų patogu šopintis, viską iššoksiu į kėdukus. Gal per daug čia tamsu, nežinau. Gal taip atrodo šviesoje. Ką, iššoksiu į kėdukus ir viskas.